kad šiandieninė šventė arba viešpaties Ramachandros atėjimo diena, gimtadienis, yra ne šiaip savo šventė. Dabar, ką žodis reiškia tas Rama? Pats Rama arba Ramachandra. Kad gimtadienis, tai jau supratote. Ir taip, ne? Gimtadienis yra linksma šventė. Švenčia ne tik tai žmonės, švenčia ir pats Dievas, ir jau atsidavę. Va, bet dabar pats žodis Rama jis reiškia žavintis. Kaip Krišna reiškia patraukiantis, visą patraukia. Taip žodis Rama reiškia žavintis, sužavintis. Netgi tas margarinas, kur yra užrašyta Rama, nors ir nėra visus patraukiantis, bet pats žodis Rama, jis reiškia tą patį žavintis. Todėl tie, kas valgo margariną Rama, arba bent jau skaito, jie nori nenori taria viešpaties vardą. Kaip ir statybininkai, kurie rusų kalbą sako, būdim stavyti Ramų. Va. Ir jie gauna naudą. Taip, mes nesąmoningas šventų vardų kartojimas, bet nauda absoliuti ir žmonės gauna apsivalymą. Taigi žodis Rama reiškia žavintis. Dabar Ramachandra žodis. Chandra yra mėnulis. Todėl aš nežinau, kaip tai skambėtų išvertus. Galėtų viena iš reikšmių būti žavintis mėnulis. Arba tas mėnulis, kuris žavi kiekvieną. Tokia būtų žodžio Ramachandra reikšmė. Dabar viešpas Ramachandra iš tikrųjų žavi visus. Nebūtų jisai viešpas. Kodėl? Todėl, kad mes žinome, jog skirtingai nuo kitų gyvų būtybių, kurios irgi turi daug galių, atskiros gyvos būtybės turi daug galių. Taip? Reiškia, viešpats turi visas galias. Jis yra visų stipriausias, visų gražiausias, visų išmintingiausias, visų labiausiai atsižadėjęs. Taip, ir kadangi tai yra pats absoliutas, pati aukščiausioji tiesa, natūralu, kad praktiškai Dievas traukia kiekvieną, netgi demonus. Va, dabar, kodėl jisai nužengė į žemę, kaip sakė, nei daug, nei mažai prieš 1 milijonų metų. Ko jam čia reikėjo toj mūsų žemėje? Jam arba Krišnai, arba Čaitaniai, arba Nityanandai. Bhagavad Gita yra sakoma, 8 skyriuje, reiškia, ten kalbama, kad kai žemėje įsigimsta religija, reiškia, ir žmonės ima nepaisyti religijos, nukrypsta nuo normų, religijos normų, įsivyrauja bedivystė, reiškia, Krišna pats sako, nužengiu aš pas, arba siunčiu savo kažkokią tai ekspansiją, ateinu kažkokią tai formą. Ir todėl natūralu, kad viešpats Rama jisai atėjo, galim taip sakyti, iš savo bepriežastinės malonės. Jis tiesiog atėjo pataisyti pakrikusių žemės reikalų. Tai yra viena išorinė jo apsireiškimo priežasčių. Kita priežastis, dėl kurio jisai nužengia, jis ateina dėl savo atsidavusių. Mes esame jau kalbėję ne vieną kartą švenčių metu, kad tikintys žmonės, jie garbina tą viešpaties pavidalą, kuris jiems yra labiausiai suprantamas. Ir tai yra autoritetinga. Mes patys neišgalvojam savo dievų. Taip, bet yra prašyta viešpaties pavidalą ir kai atsidavęs ima garbinti tą, kuris jam labiausiai prie širdies, taip, ir reiškia, tas pavidalas, kaip sakyti, ir užmesga su juo kontaktą. Taigi viešpas Ramachandra ateina dėl savo atsidavusių. Tokia yra giluminė, reiškia, jo atėjimo priežastis. Dabar natūralu, kad jis ateina ne vienas, jis ateina su savo palydovais, amžinais palydovais, tai su savo žmona Sita, su savo broliais Lakšmanu, Bharata ir koks ten dar vienas buvo išsiraidės. Užmiršau, labai sunkus vardas. Šatrūna, atrodo. Va, ir tai reiškia, kad tie pavidalai, jie nėra laikini. Tie pavidalai yra dvasiniam pasauliui ir tais pavidalais jis gyvena dvasinėje karalystėje. Ir kadangi žmonės turi polinkį klausyti apie
Įvairiausias istorijas. Mes klausom ką? Klausom viską. Žiūrėkite, jau pavasaris atėjo, paukščiai saulė tekant pradeda kalbėtis, taip, ir pasigirsta klausimai ir atsakymai. Ir ką jūs galvojate, apie ką kalba visos gyvos būtybės, apie ką kalba? Kokie yra klausimai ir kokie atsakymai? Šventraščiai sako, kalba apie 4 dalykus. Tik tai. Yra pirmas, reiškia, kur gaut pavalgyti. Antras, reiškia, dalykas, kur susirasti draugę ar draugą, kaip tai padaryti. Trečias klausimas, reiškia, kaip pratęsti giminę. Ir ketvirtas, kaip apsiginti. Susirast guolį, ar namą, ar dar kažką. Va tai yra 4 temos, kuriomis užimta visų gyvų būtybių, kaip sakyt. Prūtai ir burnos. Ir todėl polinkis klausytis yra pas kiekvieną praktiškai. Ir žmonės klauso istorijų, klauso visokių spektaklių, žiūri filmus, stebi visokius vaidinimus. Ir tai yra natūralus poreikis. Pasakas, daug kas mėgsta, aš pats labai mėgdavau pasakas. Tik bėda ta, kad toks klausimas pasaulietinių dalykų, jisai nieko neįsprendžia žmogaus būties problemų. Žmogui nuo to nepalengvėja, kad ir kiek mes beklausytumėm žinių, kas ten su kuo kariauja, ar tenais bežiūrėtume tų filmų visų, muilo operų vadinamų, Marijanų ten ir kitokių, reiškia, niekas mūsų gyvenime nuo to nesikeičia. Priešingai mes matom, kad laikas greičiau bėga. Taip? Maža to, mums gimsta įvairios idėjos, įvairūs norai, susijęs su 3 materialios gamtos jėgomis, energijomis. Tai yra norai dorybėje, aistroje arba neišmanime. O šventraščiai sako, kad tos 3 energijos, jeigu mes neklausom dvasinių dalykų, jos mus dar labiau įpainioja šitam pasauliu. Tai maža to, kad mes klausom žinių, tenais įvairiausių kitų dalykų, bet beklausydami dar labiau čia įsipainiojame. Taip teigia šventraščiai. Todėl pasakojimų apie viešpaties žaidimus ir klausimų prasmė yra ta, kad šie pasakojimai jie apvalo gyvos būtybės sąmonę ir tai daro iš vidaus. Kadangi objektas, apie ką yra pasakojama, pats aukščiausias Dievo asmuo. Ir valomės ne mes kažkokiu tai būdu, bet valo būtent tos istorijos. Todėl mūsų amžiai, tai yra Kali Juga vadinama, toks nelabai palankus amžius, kadangi visi mes esam nusilpę labai nuo visų rūpesčių, nuo visų dalykų. Čia, vat, kaip Ramačandros istorijas teko skaityti, truputėlį ruoštis, tai ten aprašo, kokie demonai buvo anksčiau galingi, ne tik šventieji, bet ir demonai. Tai mūsų laikais demonai jie nesusilygyti su tais demonais, kurie buvo anksčiau. Tiesiog viskas labai nepaprastai nusilpo. Netgi demoniškos savybės ir tos, kaip sakyti, nusilpo. Va. Ir tai rodo, kad mūsų amžiuje netiek jau daug būdų, kaip dvasiškai tobulėti. Tačiau pagrindinis būdas, kaip mes galime tobulėti ir tai daryti natūraliai, be ypatingų askezių, be ypatingų kažkokių tai susilaikymų. Reiškia, tai yra tiesiog klausimų metodas. Tai yra autoritetingas metodas ir kada žmonės klauso apie viešpatį, apie jo žaidimus, arba pasakoja patys, ar vaidina spektaklius, ar kuria filmus, tai yra palanku visiems. Tokia yra absoliuti šių žaidimų, reiškia, klausimo ir žiūrėjimo prasmė. Dabar dar galim pasakyti keletą žodžių, kad taip laiko daug nėra, daug neprikalbėsiu. Pasakot apie Ramačandrą, tam reikia tikrai nemažai laiko, kadangi tam daug yra istorijų. Reikėtų paminėti, kad, kaip minėjau, ir gerbiama pranešėja, kad viešpats Ramačandra tai nebuvo kažkoks mifinis herojus ar galų gale paprastas žmogus. Tai yra patvirtinta istorijos, tai yra reali gyva asmenybė, bet tai yra aukščiausias Dievo asmuo. Dabar jūs visi gerai dar atsimenat prieš gerus turbūt porą metų, kada čia praūžė tsunamis, palietė Šri Lanką. Taip, turbūt atsimenat, tam buvo, man atrodo, pirmą
Kalėdų dieną neklystu. Nusinešė daug žmonių gyvybių, tam buvo žmonių iš Lietuvos netgi keletas. Va, tai yra realus faktas, kad tai buvo. Kas įdomu, kad po to tsunamio, po to, nežinau, girdėjot, gal ne, rašė internete, aš pats skaičiau, reiškia, buvo aptiktas, reiškia, kadangi tai buvo didžiulė banga ir, reiškia, nuplovė didžiulį smėlio sluoksnį, aptiktas, užmirštas, paskendęs miestas. Tas miestas, kaip aiškėjo, reiškia, ir buvo tas miestas, reiškia, kuris buvo aprašytas, kur įvykiai vyko prieš 2 milijonus metų. Tai irgi yra patvirtinta istoriniai dalykai. Todėl tai, ką mes šiandien kalbėsim, tai nėra, sakau, kad kažkas galbūt buvo, gal nebuvo. Ne, tai yra tikri dalykai, tikri faktai, tik tai tas dalykas, kad tai yra susijęs su Dievo asmeniu ir mes seksime ne tiek istorinę pusę, kiek, kaip sakyt, klausysime apie dalykus susijusius su juo. Dabar, kaip tas veikalas arba pasakojimas buvo užrašytas. Tai yra ilga istorija, galima paminėti trumpai. Tiek, nežiūrint to, kad aš dabar nekalbu tiesiog Dievo asmenį, bet visą, kas su juo susiję, neša naudą. Todėl nebijokit, mes tuščiai laikų neleidžiam. Reiškia, ir mes gaunam tą naudą. Yra pasakojama, kad šitą istoriją užrašė poetas vardu Valmiki. Dabar kaip tai vyko? Tai buvo didi šventa asmenybė ir visas jo, tai buvo išminčius, mokytojas, visas jo užsiėmimas buvo kasdien kalbėti, reiškia, apie viešpatį žaidimus, ką jis ir darė savo mokinio apsuptyje. Ir vieną kartą taip jiems bekalbant, juos aplankė didelis kosmonautas, Narada Munis. Tai yra irgi istorinis personažas, tikras neišgalvotas, tai yra asmenybė, šventa asmenybė, gavusi galę keliauti laikė ir erdvėje. Tai yra atsidurti kada ir bet kada ten, kur nori. Tiek materialiam, tiek dvasiniam pasauliu. Yra toksai personažas. Va, ir jisai atsidūrė būtent, kaip sakyt, laiku ir ten, kur reikia. Ir vis pradėjau klausyti, ką kalba išminčius Valmikis su savo mokiniais. O to temos buvo labai paprastos, jis tiesiog kalbėjo tik tai apie viešpatį, apie tai, kas susijęs su juo, kas neša didžiausią naudą žmonijai. Ir tada Valmikis kreipėsi pagarbiai, reiškia, į Naradą Munį, prieš tai atliko pagarbės ceremonijas, nusilenkė jam, nuprausė, pasaudino ir po to, kaip reikalauja tuos svetingumus, ir po to uždavė jam klausimą. O pasakyk, garbus išminčiau, kas iš gyvenančių žemėje turi daugiausia dorybių? Jis neklausė, kas turi daugiausia pinigų. Taip, aktualų klausimą šiais laikais. Jis pasakė, kas šį milijardierius, parodė pirštą. Ne, kriterijus buvo kitas ir paklausė, pasakyk, kas yra dorybingiausias iš žmonių. Ir tada ilgai nemastęs Narada Munis, jisai pradėjo sakyti, kad taip, yra reiškia viena asmenybė, vienas asmuo, kuris iš tikrųjų yra ir geriausiai išauklėtas, ir labiausiai išsilavinęs, ir galingiausias, ir dėkingiausias, ir teisingiausias. Jis rūpinasi visais, yra gražiausias, narsiausias, jis neturi pavydo ir jį labiausiai apdovanojo sėkmės deivė Lakšmi. Ir ta asmenybė yra viešpats Rama. Ir tada Valmiki paklausė, kas tai per asmenybė, kad aš nieko apie jį dar nesu girdėjęs. Narada Munis pasakė, nenusimink, tu apie jį greitai sužinosi, jis ateis dar. Va, o aš, kadangi žinau ir praeitį, ir ateitį, reiškia, aš pasakau, kad tokia asmenybė yra. Ir po to, istoriją trumpinant galim paminėti, kad po to tam išminčiui, poetui Valmiki, reiškia, visa istorija, kuri taip ir vadinama Ramajana, apsireiškia širdyje. Tai yra meditacijos metu, jis buvo apdovanotas viešpaties Brahmos, reiškia, uždaviniu, jį palaimino pats Brahma, kad tu turi parašyti šitą istoriją ateities kartom, kad jie žinotų, kas buvo viešpats Ramachandra, kad jie galėtų gauti tą naudą, kurią gali patirti žmogus. Ir jis susikaupė, sėdo, reiškia, į lotoso pozą ir tokiu būdu, reiškia, ta istorija, visos tos istorijos, reiškia, buvo išvystos jo širdyje, kurias jis vėliau užrašė. Taip gimė veikalas Ramayana. Dabar tęsti galim tuo, kad tuo laiku, tai maždaug prieš 2 milijonus metų,
reiškia, žemėje, tai buvo dabartinė Indijoje, reiškia, gyveno karalius. To karaliaus vardas buvo Dašaratka. Jisai valdė karalystę. Jos pavadinimas buvo Košala. Jo sostinė buvo Ajotka. Ir tas karalius, jis buvo Maharišis. Maharišis tai yra neeilinis karalius, bet Maha reiškia didelis. Didelis ryšys išminčius. Tai yra praktiškai šventas karalius. Kaip mes sakom, Dievo vietininkas žemėje. Ankstesniais laikais būdavo tokių karalių, kurie valdydavo šalį pagal Dievo planą. Ir viskas buvo gerai, jis neturėjo jokių priešų, jis neturėjo didelių nesklandumų, bet buvo viena problema. Jisai neturėjo vaikų. Ir kaip visi karaliai, jisai norėjo turėti sūnų, kuris galėtų paveldėti jo karalystę. Bet Dievas nedavė vaikų. Ir tada karalius pasitarė su savo ministrais, nutarė atlikti auką. Jis nesikreipė ten į kokį seksologą, ar psichologą, ar dar kažką, ką darome mes. Jis buvo išmintingesnis, reiškia, jis kreipėsi į išminčius, klausdamas, ką reikia daryti, ką tokio atlikti, kad aš galėčiau turėti įpėdinį. Ir išminčius patarė jam atlikti vadinamą arklio aukojimą arba švamet hajagį. Kas tai per auka? Tiesiog yra paimamas arklys, gražus žirgas, reiškia, ir siunčiamas su apsauga karių palydovų po visą pasaulį. Reiškia, ir kadangi tai buvo galingas karalius, jam sakyti imperatorius, tai žirgas, kad beklaudamas po pasaulį, jis eina per atskiras, reiškia, karalystės, kurias valdo irgi karaliai. Ir jeigu atsirastų toks karalius, kuris nesutiktų priimti to, reiškia, karalio pasiuntusio žirgą kaip ir viršenybės, tai yra jam nepaklusti, jisai galėjo, reiškia, šaukti tą karalių į dvikovą ir tokiu būdu įsiaiškinti, kuris yra stipresnis, kuris yra galingesnis. Ir jeigu jisai pralaimėdavo, reiškia, jisai būdavo, kaip sakyt, baudžiamas mirtimi, tiesiog nukautas. Jeigu jisai laimėtų, jisai pats užimtų to vietą. Toks buvo paprotys. Ir va tokiu būdu buvo paleistas toks žirgas, kuris apkeliavo visą žemę, tai truko metus laiko, bet nesirado nei vieno, kuris būtų drįsęs ar norėjęs mesti iššūkį karaliui Dašaratkui. Kodėl? Todėl, kad tai buvo labai šventas karalius ir jo valdymu buvo žmonės labai patenkinti. Ir po to buvo atliktas aukojimas, ir kurio metu, reiškia, tai bus susijęs su ugnimi, tokia ugninė auka, panašiai kaip kad Donatas šiandien irgi rodys, bus giedamos mantros. Reiškia, iš dūmų pasirodė tokia būtybė tamsi, su sparnais, gana graži, ir jinai laikė rankoje ąsotį. Ta būtybė, reiškia, perdavė ąsotį. Ir išminčius vienas pasakė, kad tai yra saldus ryžiai, šventi ryžiai, ne šiaip savo, kurių reikia duoti tavo žmonom. Tas karalius turėjo 3 žmonas. Va, ir sako, tiesiog tu padalinsi, reiškia, tos ryžius ir tokiu būdu toks susilauks įpėdinių. Karalius nieko ilgai nelaukęs, reiškia, jis taip ir padarė. Paėmė, reiškia, tos ryžius, pusę jų iš karto padavė savo vyriausiai žmonai, kuri bemetant juos suvalgė. Dalį padavė antrai žmonai ir dar dalį, reiškia, trečiai. Nu ir po to dar pasižiūrėjau, kad dar truputį liko. Vėl padavė, reiškia, antrai žmonai. Ir tokiu būdu buvo atliktas aukojimas. Ir greitai po to karalienės pasijuto, reiškia, besilaukiančios. Ir po kurio laiko jam gimė, reiškia, sūnus. Kas įdomu, kad pirmai žmonai, kur daugiausia teko ryžių, gimė Rama. Reiškia, tą berniuką pavadino Rama. Tai buvo asmenybė, reiškia, turinti daugiausiai viešpaties savybių. Kita, reiškia, karalienė, jinai pagimdė irgi berniuką, reiškia, kurį vėliau pavadino Baratą. Reiškia, o trečioji, kuriai davė 2 kartus ryžių, pagimdė dvynukus, kurios pavadino vėliau Lakšmano, reiškia, ir su... Kas atsimena, koks tai vardas buvo? Kalijūga, niekas vardų neatsimena. Šatrūgna, atrodo.
Šetrugna, taip. Va. Ir karalius be abejo buvo labai patenkintas. Ir kas įdomu, kad tas sūnus Rama, reiškia, kadangi tai buvo ir vyriausias sūnus, o pagal vedinius papročius vyriausias sūnus ir paveldi tėvo sostą. Tai yra kaip ir toks privalumas. Reiškia, jisai buvo labiausiai mylimas. Jis buvo mylimas ne tik tai karaliaus Dašaratkos, jo tėvų, jo galų gale visų žmonų, bet jis labiausiai buvo mylimas ir visų karalystės gyventojų. Žmonės patys nesuprasdami, jie be galo mylėjo jaunai karalaitį. Ir pasakojama, kada tas berniukas paaugo, visa atmosfera aplamai karalystėje, reiškia, jau iki tol žmonės labai gerai gyveno. Tai vėliau, reiškia, kada paaugo viešpats Ramachandra, žmonės įgyveno kaip dvasiniam pasauliui. Žmonės užmiršo, kas yra karai, užmiršo, kas yra lygos, jų amžius pailgėjo, jų, kaip sakyti, gyvenimas pasidarė linksmesnis, jie gyveno kaip dvasiniam pasauliui. Va, ir atėjo vieną kartą metas, kada karalius Dašaratka pajuto, kad artinasi senatvė. Šiaip jis valdė nei daug, nei mažai. 60 000 metų. Jūs dabar nusišypsot, sakysit, kad ši per nesąmonės, žmonės tiek negyvena. Taip? Tai buvo kitas amžius, kita epocha ir žmonės gyveno iki 100 000 metų. Tai mes galim pasakyti, kad jis valdė apie 60 metų, mūsų skaičiavimas. Bet ir natūralu, kad jis pajuto, kad reikia perduoti sostą įpėdiniui. Ir jisai, kaip tarė, tai padarė, nutarė, kad reikia karūnuoti savo pirmąjį sūnų, būtent Ramą. Ir jis paskelbė, kad karalystė tokia linksma žinia, kad ruoškite žmonės, greitai karūnuosiu savo tikrą sūnų Ramą karalium, kadangi man metas eiti į pensiją. Šiau žmonės jie nelaukdavo, kol jiem kažkas iš šono. Anksčiau išleisdavo, praktiškai nebūdavo taip, kad kada tik tai galėdavo, reiškia, sakykime, tenais valdovas perduoti sostą, o tai ne pagal metus būdavo, tai būdavo pagal pajėgumą, pagal ką? Protas turbūt jau. Bet esmė ta, kad dabar vyresni valdo. Anksčiau taip ilgai netemdavo, kodėl? Todėl, kad mes žinom, buvo keli periodai ir atlikę, sakykime, pasaulietinius darbus, valdovai vėliau pasitraukdavo, kad užsiimti meditaciją. Jie pradėdavo tą dvasinį tobulėjimą labai intensyviai. Čia mūsų valdovam laiko nebelieka. Truputėlį per ilgai užsibūna. Vat ir Dašaratkai žinau, kad jam reikės dar dvasiškai tobulėti ir nusprendė ilgai nieko nelaukti. Va, ir viskas žmonės visi buvo labai patenkinti, visi džiūgavo ir išminčiai, ir šventikai, ir paprasti žmonės, naujas karalius, o Ramachandra mylėjo visi. Tačiau taip jau buvo lemta, kad jauniausiai karalienė, reiškia, kur irgi pagimdė karalius sūnų, reiškia, jo vardas buvo Barata. Jis turėjo tarnaitę. Tarnaitės vardas buvo Mandhara. Jinai buvo įdomi tuo, kad jinai buvo prakeikta, kažkada jinai buvo dangaus kurtizanė ir ten, reiškia, prisižaidusi gavo vieno išminčiaus prakeikimą ir jinai gimė, reiškia, kuprota moterim žemėje. Jai buvo lemta čia. Ir jinai šį gyvenimą buvo tarnaitė. Tarnaitė reiškia tos karalienės. Ir išgirdusi šitą žinią, šitą tarnaitį, šitą kuprį, reiškia, atbėjau pas karalienę ir sako, tu šie leidi laiką, tu gyveni, kaip sakyt, kaip sapne, bet tu žinai, kas tavęs laukia. Naimi pasakoti, kad atėjo liūdnos naujienos. Karalius, reiškia, Dašaratka nori karūnuoti savo jau vyriausiai sūnų. Ir tada karalienė, reiškia, buvo labai patenkinta, jis sutiko labai džiugiai, sako, tu atneši tokią gerą naujieną, tokią žinią, aš tave apdovanosiu, davė jai brangakmenį, sako, labai šaunu, aš džiaugiuosi, kaip yra smagu, kad Rama bus valdovas. Tada tarnaitė, sako, tu atsipeikė karalienė. Taigi, kada karūnuos Rama, jinai ėmė, kaip sakyti, pilti
alyvos į ugnį. Reiškia, sako, kada bus Rama, taigi tavo sūnus, tu irgi turi sūnų. O jisai galėtų irgi lygiai taip pat būti valdovas, nežiūrint to, kad jis jauniausias sūnus. Bet jis puikiai galėtų valdyti, reiškia, tą karalystę. Ir žinau, kada Rama paims valdžią, tavo sūnus taps vergu. Žodžiu, tau geruoju nesibaigs. Ėmė visai kursyti pradžioje, ta karalienė neklausė, jinai netikėjo, bet taip jau yra gyvenime, kad ilgai beklausant nešvarių kalbų, tai išnuodina sąmonę ir galų gale jinai įtikėjo. Jinai įtikėjo tuo, ką kalbėjo ta, reiškia, tarnaitė. Ir tada ji pasakė, ką aš turiu daryti. Iš tikrųjų supratau, kad čia ne pyragai laukia. Ir man atsirūksta. Taip, sako, ir tau atsirūksta. Aš esu tavo tarnaitė, todėl rūpinuosi ir tavimi. Ir jeigu tu nieko nedarysi, reiškia, tai ir man bus blogai, kadangi tu bus nuskriausta. Ir tada ta tarnaitė, o jinai tokia buvo kaip ir burtininkė, daug visokių gudrybių žino, jinai pasakė. Sako, atsimink, kad kažkada karalius Dašaratka, kada jis kovojo, jam kovoti tekdavo labai dažnai, buvo pakliuvęs į bėdą ir tu pati, reiškia, išgelbė, išvežė laiku iš mūšio lauko. Ir tada atgavę sąmonę, jis paklausė, ką tu nori už tai. Jis buvo be galo dėkingas, nes tu išgelbė jam gyvybę. Ir jis pasakė, aš galiu išpildyti 2 tavo norus, bet tu tada nieko nepaprašei. Prisimink tą momentą. Ir tada ta karalienė prisiminė, jos vardas Kaikėja. Kaikėja prisiminė ir jinai sako, taip, teisingai, aš iki šiol esu nieko neprašysiu karaliaus. Tai sako, tu dabar nueik į pykčio salę. Kas įdomu, kad tais laikais buvo pykčio salės, pykčio kambariai, mes tokių nebeturime dabar, ne? O be reikalų. Nu, yra tiesa tenai šitie požemiai visokie, svorius kilnų tenais, aerobikos visokie kabinetai yra. Bet anksčiau, reiškia, turtingi žmonės turėdavo pykčio salę, kur eidavo išsilieti. Ir va patarė tą, reiškia, tarnaitį, kad nueikinais, atsigulk ir duok valią, kaip sakyti, savo emocijų. Ir kada ateis karalius, pamatys tave, gulinčią tokioj padėti, visiems klausinėt, kadangi jis tave myli, tu ir pasakyk savo norus. Nu ir kaip tarė, tai padarė, reiškia, jinai nuėjo tą pykčio salę, išleido savo plaukus ir ėmė ten valiotis ant šaltų nekūrentų grindų. Va. Ir atėjo karalius ir pamatė, kad žmonos nėra, jis pašaukė, jos nėra, jis ėmė ieškoti po menės, o jų daug buvo, sušilo, pavargo, vėdamas po visus kambarius. Ir galų galiau užėjo pykčio salę ir ten pamatė savo žmoną gulinčią ant marmurinių grindų palaidais plaukais. Ir tada karalius jis labai susijaudino. Jisai buvo be galo prisirišęs prie savo žmonų, prie visų, tai yra mylėjo jas. Ir pamatęs tokiai būsenu, jis tarsi apstulbo. Sako, kas tave nuskriaudė, kas tau pasidarė, kas tau ką galėjo padaryti, jis ėmė klausinėti. Ir jinai pasakė, sako, tiesiog karaliau, niekas man negali padėti, jaučiuosi labai nereikalinga. Ir jeigu nori iš tiesų, kad aš atsigaučiau, kad vėl, kaip sakyt, atgaučiau savo grožį, tiesiog tu turi išklausyti mane ir pažadėti, kad tu įvykdysi tai, ką aš paprašysiu. Karalius sako, žinoma, jis net neklausė, ką, žinoma, įvykdysiu, tik tai sakyk, kuo greičiau, kas čia nutiko. Ir jinai pasakė, karaliau, aš noriu, kad tu nekarūnuotum savo vyriausios sūnaus Aramos, maža to, aš noriu, kad tu jį išsiųstum į mišką. Konkrečiai nurodė vietovę, Nandakaranijos, reiškia mišką, ten, kur tais laikais atlikdavo dvasinę praktiką daug išminčių, šventų žmonių. Tai buvo šventų žmonių miškas. Va, ir ten prabūtų 14 metų. Karalius sąmonė teko. Sako, atsipeikė karalienė, kas tave sukurstė, žinau, kad tu pati negalėjai sugalvoti tokios kvailystės. Kas nutiko? Tačiau pamačiusi, kaip karalius prisirišęs prie jos, jie tarsi apsėdo kokią piktą dvasią, jinai laikėsi savo nesako. Arba tu išpildai tai, ką aš prašau, arba tu nesilaikai savo duoto žodžių. O karaliui tais laikais nesilaikyti duoto žodžio, tai yra kažkas nesuprantama. Tuo metu, kaip tik prieš ruošiantis, reiškia, tai koronacijai, į menę užėjo pats Rama. Jis norėjo pasimatyti su tėvu, kažką paklausti, aplankyti ir jis tėvo nerado. Kada jis iš tarnų sužinojo, kad tėvas yra pykčio salė, jis labai nustebo, kada ten įtėjo, pamatė tokią sceną, jis buvo be galo sukrėstas.
Ir tada karalius tiesiog buvo be sąmonės. Jis vaitojo, jis dejavo, jis verkė, žodžiu, buvo labai sunku. Ir tada kita, reiškia, ne jo motina, bet kita karaliaus žmona, Kaitėja, jis sako, o Rama, labai gerai, kad tu atėjai, aš papasakosiu, kas įvyko. Ir tiesiog buvo toks dalykas, kad karalius kažkada buvo pažadėjęs man išpildyti 2 mano norus. Ir aš pasakiau tuos norus ir po to jis nebenori jų pildyti. Todėl Rama, būk, kaip sakyti, maloningas, pažadė, kad tu padėsi karaliui išpildyti tuos norus. Pasakyk, kad tu prižadi, kaip sakyti, neleis karaliui sulaužyti savo žodžių. Ir Rama pažadėjo, sako, gerai, aš išpildysiu viską karalienė, ko tu nori. Tu esi man kaip tikra motina, aš negaliu tavęs neklausyti. Ir tada pasakė, vienas mano norų reiškia, kad ne tave karūnuotų, o karūnuotų mano sūnų Baratą, kuris yra tavo brolis. Taip. O kitas, kad tu tiesiog išeitum 14 metų į mišką. Ir Ramačandras visiškai nenustebo, jis yra kiekvieno širdyje, jis žinojo ir Kaikėjos norus. Sako, gerai, mama, kokios problemos, aš pasakysiu tėvui, aš neleisiu jam laužyti žodį. Ir kai tėvas atsigavusi, pasakė, aš sutinku tėvui. Taip, tu taip ir turi padaryti. Duok sutikimą ir pasakyk, kad aš galiu išeiti į tą mišką, aš pasiruošęs. Taip elgėsi viešpas Ramačandra. Po to jis nuėjo pas savo mamą, Kaušalę, ir jai viską persakė, pasakė, mama, aš turiu atsisveikinti. O kas įdomu, kad jisai buvo, reiškia, nesenai vedęs ir turėjo jauną žmoną vardu Sitą. Jis pasakė, mama, aš ateinu ir noriu pasakyti tokią naujieną, aš turiu eiti į mišką. Sitą aš palieku, gal tu galėsi pažiūrėti. Ne taip ilgai, viso labo 14 metų. Kaip Jermė reiškia, sako, šiandien, kas čia 4 metų, neilgai, lauk, sugrįšiu. Čia 14 metų viso labo, gyveno tai 1000 metų, taip? Va, tačiau mama irgi buvo neapsakomai dideliam sąmyšiui. Ir kada jis persakė tai Sita irgi be galo nusiminė, nes jautė, didžiulį, kaip sakyti, nusivylimą, kadangi ruošėsi tapti karalienę. Šia šventė turėjo būti Ramačandros, o kartu ir jos, taip, jinai karaliaus būtų buvusi žmona. Ir taip žmona buvo, bet buvusi tapusi karalienė. Ir čia dabar į mišką. Visai ne pagal jos planus. Ir pasakė, kaip savo nori Ramačandra, bet aš be tavęs nieko daugiau neturiu. Tai esi mano viešpats ir nori ar nenori, bet aš eisiu su tavim. Ramačandras sako, neišdykauk. Karalaitės taip neišdykauja, tu neišgyvensi ten pilna visokiausių baidyklių, rakšasų. Vadinamų rakšasai tai yra būtybės, kurios valgo žmonės. Dabar jeigu kas skaitote spaudą ar žiūrite televiziją, tai darote be abejo, jūs girdite apie sniego žmonės, kalbam, taip? Va. Tai žinokite, kad sniego žmogus, vedasi sako, yra tokia gyva būtybė, tokia forma. Ir tai yra ypatinga būtybė. Bet mūsiškiai mokslininkai, kiek kas tyrinėja, jie maišo sniego žmogų su rakšasais. Ir dabar tai, ką matote, tenais jos vadina ir ježenais, ir almastais, ir riečiais, tais jo visokiais, tenais, ir didelėm pėdom ir panašiai, tai yra nekas kita kaip rakšasai. Aš irgi vieno tokios laidos metu pastebėjau, kaip ten rašo, kaip netgi čia Rusijoje, neatsimenu, kurioje srityje irgi jie darė iškilą po kalnus ir po to ėjo pėdomis, reiškia, tokios būtybės. Gal kam teko matyti, aptiko ten kažkokią tai palapinę jo, reiškia, kur ta vieta, kur jisai gyvena ir kas įdomu, kad jie jautė kažkokią psichinę įtampą, nepaprastai sunku buvo eiti, o po to, kada jie priėjo tą palapinę, aplamai pasikeitė oras. Kada jie išėjo, oras buvo toks kaip dabar, saulė švietė ir nebuvo nė debesėlių. Kada momentaliai priėjo, reiškia, tą gyvenamą vietą, dangus apsiniaukė, ėmė krist, reiškia, sniegas, kruša, lietus, vėjas pakilo ir jie buvo be galo nustebinti. Vieni siejo tai su tuo, kad jie priėjo prie tos būtybės vietos, kiti sakė, kad taip negali būti greičiausia, tai sutapimas kažkoks. Tačiau šventraščiai prašo, kad rakšasai tuo metinė, jie turėjo daug mistinių galių. Vienas iš jų tokių maloniausių užsiėmimų buvo, reiškia, tai gadinti kitiems nuotaiką. Jie šaukdavo lietų, reiškia, perkūną, krušas, bet ne su ledais, o su akmenimis, ne su kažkokiu tenais lietum paprastu, bet su krauju, su pūliais.
visokiais kitais dalykais. Ir kada jie kovodavo, reiškia, visą tą turinį jie pildavo ant galvų. Reiškia, kitiem, žemiau stovintiem. Žodžiu, toks buvo jų mėgstamas užsiėmimas. Ir jie turėjo mistinių galių. Ir todėl, žinant šitos aprašymas ir tai, ką dabar pasakoja apie tą sniego žmogų, aiškiai matyti, kad tai niekas kita, kaip vadinami rakšasai. Tai yra būtybės, kurios maitinasi mėsą praktiškai. Ten žmonių ar kitų gyvų būtybių. Ir jie dar turi kažkiek tų mistinių galių. Orą gali pakeisti, mintis gali skaityti. Reiškia. Tai yra demonai. Taip būtų kitas žodis demonai. Va, ir tais laikais, reiškia, tokių demonų buvo pilna. Tačiau jų galios buvo labai, labai didelis. Ir būtent viešpatį Ramachandra kaip tik ta pamotė, galim taip pavadinti, norėjo, reiškia, pasiųsti į mišką, kuriame, kaip sakyti, knibždėti, knibždėtų demonų. Nors tas miškas buvo šventų žmonių būrimusi vieta, bet demonai jie, reiškia, mėgsta ne bet ką, jie irgi žino vertę. Ir jeigu jau valgyti, tai valgyti šventų žmonės. Ne kažką prasto. Kodėl? Žinokit, kad demonai tais laikais irgi buvo labai išmintingi. Pirma, jie žinojo, kad jie daugiausiai tai buvo prakeikti, kažkokie tai žymus irgi tuo metu veikėjai. Reiškia. Ir jie žinojo, kad tokiu būdu jie gali sutrumpinti, kaip sakyti, savo laiką. Iš kitos pusės šventieji per daug ir nesibaimino jų. Kodėl? Todėl, kad jie kaupė savo dvasinę energiją, savo dvasinę vadinamą tedžą, tai yra tokia brahmaniška jėga. Reiškia, ir tos jėgos pagalba jie galėjo pasiekti daug dvasinių dalykų. Tai yra dvasiškai jau. Ir jeigu jiem reikėdavo ten kažkokį demoną sunaikinti, ten ką, reiškia, jie turėdavo dalį tos energijos kaip ir nukreipti kitur. Nu, kaip maždaug pinigų, turiu tiek pinigų, čia dabar nenumatytas kažkoks pirkinys, dalį iš šono reikia. Todėl jie daugumą nesukdavo galvoje, tiesiog arba laukdavo, kol ateis kažkoks Ilija Muramicas, toks kaip Rama, ir nugalės, reiškia, tą demoną. Arba galvodavo, nu viskas viešpaties valius, net jeigu jis mane ir suvalgys, tai aš galbūt pagreitinsiu savo evoliuciją, gausiu geresnį gimimą. Per daug jie nesisaugodavo. Tokie buvo tie išminčiai. Va, ir viešpats Ramachandra, reiškia, kaip tik iškeliavo į tokį mišką. Be abejo, ten nutiko labai daug įdomiausių nuotykių. Aš kaip tik pradedu įsivažiuoti, liežuvis atsipalaidavo ir galėčiau pasakoti. Va, bet laikrodis tiksi ir sako, kelkis, pramiksi. Liko dar 5 minutės, reiškia, mūsų pokalbio. Todėl aš ką tik tai norėčiau pasakyti, kad šitą istoriją apie viešpatį Ramachandrą, reiškia, jinai yra be galo įdomi. Nežinau, ir jūs matėte, yra tokia knyga, yra ir anglų kalba, ir rusų kalba. Jinai taip ir vadinasi Ramajana. Jeigu tektų kur pamatyti, ar kioskelį tikrai mačiau yra dar, šventiklos kioskelė mačiau ir ezoterinių knygų knyginė. Yra parašyta Bhakti Vikaša Svamio. Yra daug vertėjų, kurie verčia Ramajaną, bet geriau būtų ją skaityti verstą iš autoritetingų asmenų. Ir vienas Iskono dvasinių mokytojų, Bhakti Vikašas Svamis, kaip tik yra tą knygą išvertęs. Išvertęs į anglų kalbą, vėliau jinai buvo išversta į rusų kalbą. Todėl, jeigu norėtumėt sužinoti daugiau, ko ten ir kas kaip tenais baigės, reiškia, tiesiog reikėtų tą knygą paskaityti. Jinai tokia nestora, yra 400,5 reiškia, puslapių, galim perskaityti per kelias naktis. Va, ir ten labai yra daug dalykų įdomių parašyta. Va, dabar pabaigai reikėtų pasakyti, kad kokia yra dar, kaip sakyti, tokia pamokamoji to pasakojimo arba tos istorijos esmė. Ir nežiūrint to, kad tai buvo pats aukščiausias Dievo asmuo, toje istorijoje pagrindinis veikėjas, ir jisai veikia su savo ekspansijom, taip yra sakoma, kad nei jo žmona Sita, nei jo broliai Bharata, Lakšmanas ar Šatrugna, nei jo mylimiausias tarnas Hanumanas, reiškia, nebuvo paprastos asmenybės. Jo broliai, reiškia, tai yra viešpaties ekspansijos. Tai ne džyva šakti, reiškia, tai ne paprastos sielos. Tai yra Dievo, kaip sakyti, dalys. Kiti veikėjai, reiškia, tai yra amžini viešpaties palydovai, atėję iš dvasinio pasaulio.
Ir nežiūrint to, kad čia susirinko tokia garbinga svita, skaitydami istoriją mes matom, kiek jiem teko pakelti įvairiausių sunkumų, kiek įvairiausių išbandymų, kiek jiem teko kovoti. Ir tarpais atrodydavo, kad tiesiog jiem teks pralaimėti. Ir ta istorija rodo, reiškia, kad gyvenant šiame materialiame pasaulyje nereikėtų tikėtis lengvo, paprasto gyvenimo. Viešpaties Ramačandros pavyzdys, taip ir sako, Vairasta minėjo, kad yra pavyzdys garbingo, teisingo, reiškia, karaliaus, kaip reikia gyventi. Tai yra, reiškia, idealaus valdovo pavyzdys. Ir jeigu valdovas turi susidurti su tokiais sunkumais, išgyventi tiek įvairiausių išbandymų, ką kalbėti apie mus paprastus žmonės. Ir nors tais laikais, kai valdė Ramačandra, jis valdė 11 000 metų, yra sakoma, nebuvo taip, kad jo valdymo, reiškia, metu bent viena moteris liktų našlė ar netektų sūnaus, taip nebuvo. 11 000 metų, kol valdė Ramačandra. Nebuvo taip, reiškia, kad kažkas būtų nekaltai nubaustas ar nužudytas, taip nebuvo. Todėl net ir iki mūsų dienų, sakyti, ir legendos, ir šventraščiai pasakoja, kaip žmonės dar dabar atsimena viešpaties Ramačandros tą valdymą. Bet nežiūrint to, pačiam viešpačio Ramačandrai teko patirti daugybę išbandymų. Kita pamoka, ką galim suprasti ir pajusti, kad šeimos gyvenimas arba gyvenimas šeimoje tai yra ne vien džiaugsmas. Ir istorija prašo, kad kiek buvo įvairiausių išbandymų, kai viešpas Ramačandra turėjo, kaip sakyti, net tam, kad pateisinti visuomenės nuomonę, reiškia, nusigręžti kuriam laikui nuo savo žmonos, to reikalavo to meto papročiai, reiškia. Ir kaip jisai vėliau turėjo nusigręžti nuo savo tikro brolio. Ir daug įvairiausių kitų istorijų. Ir tai vėlgi rodo, kad, reiškia, šeimos žmogaus gyvenimas tai ne vien malonumai, bet tai yra kartu ir išbandymai. Todėl savo pavyzdžių, reiškia, asmeninių pavyzdžių, viešpats Ramačandra, jisai duoda kaip ir pamokas mums, kaip mes turim į tai žiūrėti. Jis davė labai gerą pamoką, reiškia, kur tenais aprašyta carienė, ta karalienė, kuri nusprendė jį išgarbinti, apie kurią mes kalbėjom, paprašė, kad, reiškia, jis nebūtų karūnuotas, kad jis būtų ištrimtas. Jinai liko nenubausta. Netgi pats tikras sūnus, jis norėjo nubausti savo motiną už tokį poelgį. To nebuvo leista. Vėlgi, todėl, kad valdė viešpats Ramačandra. Kodėl? Todėl, kad tuo metu dorovės įstatymai, jie draudė bausti moteris ir vaikus, nežiūrint tai, kad, kaip sakyti, jie galėjo padaryti kažką labai negero. Yra daug įvairiausių tokių pamokų, kurių galima, reiškia, gauti skaitant tą nepaprastą kūrinį. Ir kas nuostabiausia, kad beskaitant jį, galų gale, kaip sakyti, nori, nenori pamiršti jo personažus. O tai yra svarbiausia. Va, ir jūs, aš abejoju, ir suspėjau per tiek laikų pamilti. Aš paminėjau tik su labo vos kelis vardus, bet manau, kad to pakako tam, kad mes atliktume savo tarnystę viešpačiui, kad jį pašlovintume, tegu ir tiek nedaug. Reiškia, pakalbėdami apie jo žygius, kaip sakyti, vieni pakalbėdami, kiti paklausydami, atverdami savo klausą ir tuo būdu gautume jo malonę. O kadangi šiandien yra viešpaties Ramačandros gimtadienis, tai viešpatis yra maloningas toks, kad ne tik tai laukia dovanų, bet ir jas dalina. Jūs galite paprašyti dvasinį, reiškia, norų ir jisai juos gali išgirsti.